Tie, kas dalyvauja pirmą kartą, tai kviečiu pasiruošti. Galbūt turėsite vieną ar kitą klausimą, ar norėsite pasidalinti su bendruomenė vienu ar kitu trumpu pranešimu. Tai po pirmosios dalies turėsime kelių minučių intarpą, iki 10 minučių paprastai. Tai jeigu turėsite kažko pasidalinti ar norėsite užduoti vieną ar kitą klausimą, tai drąsiai tai galėsite padaryti. Kas neturite galimybės bendrauti balsu ir įsijungti kameros, tai galite užduoti susirašinėjimo lange. Aš pabandysiu jį užmesti akį ir pasižiūrėti ir pranešti ir viso susitikimo metu. Nežinau, vėlgi Kristijonas turės galimybę ar neturės galimybę. Nors, kaip ir minėjau, šiandien yra po tikrai sunkios dienos, tai klausimai, pagalba tikriausiai padės mums visiems praeiti sklandžiau, tai drąsiai įsijunkite, dalyvaukite viso susitikimo metu. Šis klubas ir yra idėja tokia, kad mes dalintumėmės, keistumėmės informaciją, diskutuotumėm, tiesiog bandytumėm rasti geriausius sprendimo variantus ir padėti vieni kitiems judėti į priekį. Tai su ta idėja mes ir pradėjome dirbtinio intelekto klubą prieš naujus metus, čia jau 34 susitikimas. Tai labas vakaras tiem, kas tik dabar prisijungėte, bet dar pratęsiant paminėsiu, kad susitikimas yra įrašomas. Kaip žinote, yra mūsų YouTube kanalas, kuriame talpiname susitikimo įrašus. Nebent svečiai sako, kad jie nenorėtų, kad tas susitikimas būtų viešas. Tai tokiu atveju ne, bet bendrai paėmus mes turime beveik visus susitikimo įrašus, nuo kada pradėjome įrašymus daryti, tai drąsiai galite pasižiūrėti, net jeigu ir praleidote, nedalyvaujate. Yra įrašai, yra kontaktai, yra tam tikros detalės apie susitikimus, būtent YouTube'ės kanale. Ir drąsiai dalyvaukit, žiūrėkite, jeigu prireiks, pasižiūrėkite dar kartą ir kontaktuokite su svečiais, kurie vienos ir kitais klausimais gali padėti. Ir dažniausiai būna linkę tai padaryti. Tai šiandien trumpą įžangą, apie 10-15 minučių praeisime per bendrus dalykus, ypatingai tiem, kas pirmą kartą dalyvaujate susitikime. Aš manau, tai galės būti šis tas nauja, kitiems vėlgi, kam neaktualu, kas jau ne pirmą kartą, galite prasukti. Turėsime ir naujienų šį kartą, bet turėsime maždaug po 19:15 pagrindinio svečio pristatymą. Tai džiaugiamės, kad Kristijonas rado laiko prisijungti ir pirmą kartą padaryti pranešimą klubo susitikimuose. Na, paskui turėsime klausimus ir atviras diskusijas. Tai Kristijonas minėjo, kad jisai open questions visos prezentacijos metu, tai drąsiai įsijunkite, dalyvaukite, klauskite ir dalinkitės. Šiandien Martyno neturim, bet aš nebijoju, kad daugumą iš jūsų jau žinote, kas jisai toks. Tai džiaugiamės, kad AI Masters Apps yra mūsų partneris klubo ir Martynas yra ir specialų pasiūlymą paruošęs klubo nariams. Tai vėlgi trumpai, aš taip neįvardinsiu ir nepristatysiu to įrankio, bet iš esmės tai automatizacijos įrankis, kuris apjungia daug skirtingų sprendimų po vienu skėčiu, po vienu stogu. Mes patys naudojame naujienlaiškių siuntimams, planuojame ir šiek tiek daugiau funkcionalumo pritaikyti. Tai jeigu kas dalyvaujate ir subscriberiai esate, gaunate naujienlaiškius, kurie dabar pirmadieniais išeidinėje turėtų, tai būtent AI Masters Apps naudojama. Na, man asmeniškai tai labai paprastas įrankis, keli setupinimai, paspaudimai ir kiekvieną savaitę tas turinys lengvai pasiekia subscriberius ir kuriuos galima pasižiūrėti statistiką. Labai norime pakviesti jūs. Tas klubas, pats dirbtinio intelekto klubas, su šita idėja ir gimė, kad mes galėtumėm keistis informaciją, dalintis, pasakoti, ką mes darome, ką mes veikiame, ką mums pavyko sukurti ir kokius sprendimus pritaikyti, kurie gali padėti vieni kitiems. Tai turite sprendimą, labai raginame jūs susisiekti, pasišnekėkime. Aš manau, tikrai aktualu, kad geri sprendimai, kokybiški sprendimai pasiektų auditoriją, kuriai tai aktualu. O šiais laikais sprendimų sukurti tikrai nesudėtinga, yra ko gero sudėtinga pasiekti tą auditoriją. Tai mes siekime būti tame etape, kur padėti jums pasiekti tuos sprendimus, pristatyti auditorijai, kad jie tokie yra. Kviečiame tai padaryti. Čia šis beitas naujo, pagalvojau, kad visai būtų smagu pasižiūrėti į mūsų tą istoriją, pranešėjus, tas temas, kurios vyko ir kas dalyvavo ir kiek kartų, kaip kurie pranešėjai dalyvavo po porą kartų, tai čia matote porą žvaigždučių pridėtą. Aš paprašiau kodeksą, kad jisai padarytų tokį dalyką. Jisai čia taip galvojo, kramtė ir sukramtė. Tai aš jam daviau pakankamai aiškias instrukcijas.
atsakau, pažiūrėk į mūsų YouTube kanalą, pažiūrėk į peržiūrų istoriją, pasižiūrėk, kiek kartų dalyvavo, kuris dalyvis, vėlgi jis pats nuėjo, peržiūrėjo tam tikrą video informaciją, išrinko tam tikrus kadrus, pagal kuriuos įvertino, kad jie yra tinkamiausi, na ir sudėjo tokią kaip ir leaderboardą, ne? Tai turime čia peržiūrų, vėlgi kiti dalyvavo po 2 kartus, tai natūralu, kad tos peržiūros yra didesnės, bet galite pasižiūrėti, tai yra tam tikros temas, tam tikri pranešėjai ir čia galite matyti ir save tikriausiai. Ne vienas iš jūsų jau darė pranešimus klubo susitikimuose ir labai džiaugiamės. Tai kaip ir paskata, įvertinimas jums, ačiū, kad dalinatės ir labai norime, kad ir jūs, ir mes visi tą vertę tiek ir gautumėm, tiek ir duotumėm, sako visaverčiai mainai. Tai ačiū tiem, kas skiria laiko ir dalinasi, pasakoja apie tai. Dar vienas dalykas prieš iššokant į šitą AI matchingą, prisimenat praeitą savaitę, kas dalyvavot, pradėjome mes su, buvo ši diskusija, tai buvo Team Cloud versus Team AI. Ir pagalvojau, visai fainai būtų pasižiūrėti ir pasidaryti tokį kaip mini votingą, ne? Pasižiūrėti, kiek iš mūsų iš tikrųjų daugiau galbūt propaguoja ir naudoja OpenAI sprendimus, ar vėlgi kažkas daugiau pritaiko cloud'e. Tai praeitą savaitę pradėjom, dabar ko gero tęsim, tai paraginsiu šius dar ir dabar, kas norite, prisijunkite, paspauskite vieną ar kitą, labai įdomu pamatyti iš tikrųjų, kiek žmonių vienoje ar kitoje pusėje, kokius sprendimus yra pritaikę. Mes iš tikrųjų turime ir vienoje ir kitoje pusėje aktyvių dalyvių ir atvirai. Aš pats esu cloud'e, atsiprašau, OpenAI aktyvus naudotojas ir kodeksas, ko puikiausiai man padeda įspręsti daugybę užduočių. Ir vėl, čia kaip ir yra pliusų, yra minusų, bet tikriausiai kas naudoja ir vieną ir kitą galėtų daugiau plačiau papasakoti. Matome rezultatas, daugiau mažiau yra panašus, paskui dar padarysime, galėsime jungti daugiau, bet iš esmės tos dvi stovyklos tokias didžiausias tikriausiai ir aš ir matau. Tai šitą vautą paliksim atvirą, dalyvaukit, kas žiūrėsite, galbūt YouTube įrašą, galbūt norėsite vėliau įsakyti. Ir aš tikiu, kad jisai ko gero, kodėl tik 2 Julius klausia, pagalvoju, kad reikėtų pridėti ir daugiau, tai gal reikės tai padaryti, ko gero, ir kito susitikimo metu pridėsime dar papildomai. Tai aš tikiu, kad čia vis tiek bus tokios 2 didžiausios grupės, bet jos pakankamai artimos viena kitai ir aš manau, tas rezultatas, ko gero, toks ir laikysis ir toliau. Bet bus įdomu pasižiūrėti. Tai gerai, dabar grįžtu prie prezentacijos, kad labai neįsiplėsti. Galima trumpą klausimą, kadangi pirmą kartą matau įrašymo programą OBS, kaip į ją įkelti nuorodą, aš įkeliu nuorodą, tarkim, mūsų myto, bet manęs pati nuoroda prašo prisijungti, o pačioj programoje nėra šansų prisijungti, nors aš pačiam myte esu prisijungęs. Tai neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Jo. Okay. Okay, aš kiek suprantu, Juliau, tu irgi OBS naudoji, ne, dabar šiandien įrašymui? Aha. Ok. Robertai, tai nieko tokio, žinok, jeigu neišeis, tai all good, aš manau, kažkaip vienaip ar kitaip mes čia susikopiruosim, nes yra keli įrašymo šaltiniai, Julius rašinėja tie ir susidėliosim. Bet vėlgi, bus gera praktika, ne, tikriausiai ateičiai kažkada vėlgi galbūt prireiks vienaip ar kitaip, tai jau bus žinoma. Ačiū tau, bet kuriuo atveju. AI dalyvių matching sistema, tai kaip žinote, čia vienas iš tokių mūsų projektelių, ką mes esame paleidę, tai labai norisi sukurti registracijos sistemą, kuri padėtų sujungti žmonės, kurie ieško
tam tikrų sprendimų ir žmonės, kurie gali pasiūlyti vienus ar kitus sprendimus. Tai jau kuris laikas leidžiame, jinai dabar labai ankstyvoji beta testavimo stadijai, bet iš esmės mintis yra padaryti patogią registracijos sistemą į eventus, renginius, kad ir šis dirbtinio intelekto klubas, kur dalyviai galėtų žinot, kad yra kiti dalyviai, kurie kažko ieško ir galbūt vieni ar kitaip, dirbtinis intelektas padėtų sujungti jūs su tais, kurie gali padėti pasiūlyti vienus ar kitus sprendimus. Vėlgi, man pačiam aktyviai dalyvaujant networkingo renginiuose ir teko dalyvauti tikrai ne viename, tikriausiai pastebit, kad žmonės, kurie dalyvauja panašiuose renginiuose, dažnai turi ir panašų požiūrį, vėlgi panašios vertybės, panašios pasaulėžiūros, panašios interesai. Tai šitoje vietoje matome galimybę, kad galime efektyviau išnaudoti tuos susitikimus, ne tik tai, kad, žinot, padalyvavom, paklausėm, bet tuo pačiu ir padėti rasti atsakymus ar sprendimus į tam tikrus klausimus, kur vėliau galėsite sudalyvauti. Tai kaip minėjau, čia dar labai ankstyva stadija, bet labai kviečiu jūs sudalyvauti šitame matchingo sistemoje ir užsiregistruoti bent vienam iš renginių. Pirmas renginukas jau gavom pastabų ir labai vertinam tai, kad tas pagrįsta kritika, kuri padeda mums tobulinti ir daryti tą sistemą geresnę, iš esmės taip. Aš sutinku, pirmą kartą registruojantis tų klausimų yra nemažai, bet mums reikia, kad to gauti konteksto apie jūs, suprasti, pažinti jūsų poreikius, ko jūs ieškote, kas jums aktualu, kad galėtumėm optimaliai pateikti tą informaciją kitiems dalyviams. Tai natūralu, kad tas pirmas registracija gali būti šiek tiek ilgoka, bet vėlgi mes žiūrime tai, kad antrą kartą jums tą informaciją liks tik tai patvirtinti, jeigu jinai nesikeičia ir jinai bus paprastesnė ir lengvesnė, tai kviečiu tai padaryti. Šiandien turim gal kelias registracijas, vėlgi susitikimai lieka atviri ir jie bus atviri, tik tai tie, kas nori prisijungti ir išbandyti šitą įrankį, tai labai kviečiame. Nepamiršti, kad kito susitikimo metu tiesiog prisijungti ir paspausti, kad norėsiu dalyvauti, ir tada jūs vėl ateinate į tą matchingo įrankį. Gerai, tai trumpai tiek, dar priminsiu apie tai, kas nežinote, yra keli kanalai, kur galite bendrauti su mumis ir su visais kitais dalyviais, tai yra WhatsApp ir Messengerio kanalai, kaip minėjau, čia yra mūsų YouTube kanalas, tai galite nusiskaityti, pasižiūrėti ankstesnių susitikimo įrašų, tikrai yra ką pasižiūrėti ir rekomenduočiau tai padaryti. Na ir kas norite savaitiniai naujienlaiškiai, tai vėlgi prisijunkite prie tų naujienlaiškių, kur klubo naujienos ateina, ankstesnių susitikimų įrašai, nuorodos, kaip jau minėta, tam tikros naujienos, na ir mes vėlgi galvojame ir žiūrim, kokį turinį galima būtų pasiūlyti, kad tai būtų aktualu, įdomu ir vertinga. Tai kviečiu tai padaryti, o dabar dar vienas trumpas radinys, ką šiandien radau, pastebėjau, tai rytoj Kaune vyksta toks renginukas. Čia renginukas vadinasi Cloud Code Codex kūrėjų vakaras Kaune. Aš kiek suprantu, organizuoja viena privati įmonė, tai čia Agmis, nežinau, gal kam ir sako kažką, IT paslaugų, kiek mačiau Kaune, ir jie Kauno Spiečiuje. Tai čia centre, Kanto gatvė 18 valandą organizuoja Cloud Code kūrėjų vakarą Kaune. Vėlgi, kam aktualu, kviečiu prisijungti, sudalyvauti, tikrai nežinau, ko tikėtis, nežinau nei organizatorių, nei detalių daugiau apie patį renginį, skyrus tai, kad vėlgi bus pristatymai, galimybės praktiniam demo, 5 pranešėjai, 5 minučių pristatymai, Q&A ir networkingas, bet jeigu neturite ką veikti, norite praplėsti akiratį, norite sudalyvauti, susipažinti ir pasižiūrėti, galbūt vieną kitą klausimą užduoti, kviečiu prisijungti, planuoju dalyvauti, jeigu išeis, o jeigu ne, tai vėlgi galbūt ir būtų fainai išgirsti ir sužinoti, kas vyko ir kaip vyko. Tai trumpai tiek iš manęs. Šiek tiek šį kartą įsiplėčiau, bet eteris jums, aš žinau, kad visą laiką būna rankų miškas, mes šiandien nespėjom visus sukviesti, kas nori prisistatyti ir pasipasakoti, tai dabar tas eteris jums. Nėra norinčių. Aš tai vis, žinok, ir tikiuosi taip, kad ir nebus tikriausiai norinčių dažniausiai, nebent kažkas padaro tą pradžią. Tai vat, kaip įvyksta pradžia, tada užsiverda diskusija ir prasideda pokalbiai, temos ir visa kita.
Bet jeigu neturime klausimų dabar, tai tikriausiai startuokime su pagrindiniu šio vakaro ašimi, tai Kristijono pristatymu. Jeigu Kristijonas pasirengęs, tada eigoje drąsiai kalbėkit, klauskit ir dalinkitės. Kristijonai, kaip mes, ar esam pasirengę? Taip, manau, kad esam pasirengę. Tuo aš tik tai sekundėlį pas save noriu keletą dalykų padaryti, pakeisti ir taip. Nu gerai. Taip, tikiuosi mane girdit gerai, pasidalinsiu ekranu. Ir taip. Taigi, sveiki, mano vardas Kristijonas Jakobsonas, ačiū už kvietimą. Šiandien, nežinau, bandysiu tokį improvizuotai papasakoti truputėlį apie save, ką veikiu, kokius projektus darau ir vėliau pereiti prie tos temos apie agentus, automatizaciją, visus tos burtažodžius, kuriuos dažnai girdime ir čia visi laukia, kada jau čia viskas pradės veikti, nebereikės žmonių, toj visi tapsim milijonieriais, nieko nedirbdami, bet realybė yra ta turbūt, kad visi bando, bet, kaip sakyt, dar daug yra tų visų, kaip sakoma, bet. Tai trumpai apie save, esu lektorius Vytauto Didžiojo universitete dirbu, taip pat ir vedu mokymus organizacijom, įmonėm, būtent dirbtinio intelekto įvairiausiamis temomis. Čia matote puslapį, kur galite surasti kontaktus su di.lt ir taip pat įvairių gidų planuoju daugiau čia talpinti. Yra tokia skirelis pavadintas gidai. Ant jo paspaudus atsidaro ir keletą dabar jau yra patalpinta, būtent skirti įvairioms bus automatizacijoms kuo daugiau dėmesio skirti. Čia vienas iš jų matomas yra ChatGPT su Canva, būtent naudojant Magic Layers ir papildomas toksai, kur Canva jau įvairiais formatais gali pakeisti vaizdus, tai atsidarius gidą galima pilnai jį naudoti nemokamai, jeigu norit galite užsiprenumeruoti, užsisakyti naujienas, bet galima taip pat visą informaciją gauti ir neužsiprenumeravus, pilnas skill pateiktas, kaip jį įsidiegti ir detaliai aprašyta, kaip naudoti, kas veikia, kas neveikia, tai kam aktualu, įdomu, su di.lt, apsilankykit, pasižiūrėkit, galbūt rasit ką naudingo. Keletą projektų norėčiau dar parodyti, pristatyti, kas galbūt galėtų būti įdomiau ir plačiai bendruomeniai, tai yra auditorijai. Vienas iš jų yra tokia Seimo birža. Ir mes čia turėjom su tokia kolegė Giedrė Čekavičienė, sumanymas gimė, kad reikėtų galbūt kažkaip tai parodyti tos Seimo narius, ką jie per kadenciją nuveikė, kaip gyvena, kaip dirba, ką pridirba, nudirba ir ar ta linkme ir ta kryptimi dirba, kaip galbūt mes norėtumėm ir kaip tikimės iš jų. Ir čia gimė tas projektas būtent su ta mintim, kad bus įdarbintas dirbtinis intelektas, kuris analizuos Seimo narių darbą, tai yra kaip jie balsuoja, ką sako per Seimo posėdžius ir pagal tai skaičiuos, kaip kokioj tai akcijų biržoj jų kainas. Ir čia matote daugiausiai kilusius, daugiausiai kritusius per tam tikrą laikotarpį, čia šiuo metu pažymėta per 30 dienų. Aišku, galima per visą laikotarpį pasižiūrėti, tai čia matome daugiausiai kritusius, tai aišku, Skvernelis, Žemaitaitis, Paluckas ir kiti mažiau galbūt girdimi kartais Seimo nariai. Taip pat daroma kasdienė tokia žiniasklaidos apžvalga, irgi rašoma apie Seimo narius, ką reikėtų žinoti, bet galbūt įdomesnė tokia dalis yra, kad galite nusipirkti Seimo narių tokį portfelį, patys pasidaryti ir, aišku, čia jums nieko nekainuoja, virtualūs pinigai ir vėliau stebėti, ar jūs uždirbate, ar kaip tik jūsų tas sudarytas Seimo narių portfelis eina žemyn. Na ir po to jau artėjant rinkimams galbūt kažkam bus lengviau priimti sprendimą, už ką balsuoti. Aišku, čia pabrėžiam, kad tai yra dirbtinio intelekto analizė, dirbtinis intelektas gali klysti, na čia aišku reikia tą pasakyti, jei nenori, kad tave paduotų turbūt kažkas į teismą. Bet realiai dirbtinis intelektas daro daug analizės, kiekvieno Seimo nario pasisakymą Seimo posėdėje išanalizuoja tas visas transkripcijas, tai yra didžiuliai duomenų kiekiai ir vėliau pagal tai būtent ir daro tas
analizės ir reguliuoja kainą, kaip jinai kyla arba krenta. Kitas įrankis, kurį turime sukūrę, vis dar, aišku, jisai dar tobulinimo stadijoje yra LegalReg vadinasi, kur mes jau čia galime užklausti dirbtinio intelekto apie įvairius Lietuvos teismo praktikos sprendimus. Tai sistema turi išanalizavusi 360 tūkstančių kol kas bylų. Tai yra didžioji dalis apeliacinio teismo visų sprendimų ir vėliau, kai jau, pavyzdžiui, teisininkai ieško sprendimų, gali čia ieškoti būtent duomenų bazėje, vidinėje, būtent jau bylų, kurios yra išanalizuotos, pagal metaduomenis suskirstytos ir tokiu būdu vėlgi daug greičiau tikimės, kad tie sprendimai bus surandami. Tai čia jeigu yra teisininkų, kas dirba su teisiniais dalykais, galite užsukti irgi pasižiūrėti legalreg.lt. Aišku, čia aktualu buvo ir skambėjo nemažai žiniasklaidoje egzaminų skandalai, įvairūs problemos su 12 egzaminais, su kitais, tai irgi bandymas buvo toksai sukurti puslapį, kur galima atlikti testus, kurie realiai skelbiami online, švietimo agentūros puslapyje, bet su jais yra problema ta, kad kai tu padarai testą, tu nebežinai, kur suklydai ir ar tavo, pavyzdžiui, atliktas testas buvo su klaidom padarytas ar be klaidų. Ir norėjusi sukurti, kadangi pas turiu moksleivį, kuris turėjo irgi daryti laikyti egzaminus ir kad lengviau būtų pasiruošti, ir gimė tokia mintis pasidaryti, kur atlikę testą, moksleiviai gali vėliau matyti, kur suklydo ir naudoti AI tokį kaip agentą, pagalbą, norint išmokti konkrečią temą, kurios jie nesupranta. Tai šita sistema irgi yra visiškai nemokama, online paleista ir jau nemažai tų vartotojų turėjo, kurie bandė mokytis, tikimės, kad kažkaip tai buvo naudinga. Tai vėlgi, kam aktualu įvairūs testai, ne tik matematikos yra ir lietuvių kalbos įkelta, galima pasižiūrėti. Beje, šitą puslapį viską čia padarė agentas ir, nepagaunu, kur pabėgo mūsų. Padarė agentas ir kai aš jo paprašiau, kad, vėliau parodysiu, kaip tie agentai tarpusavėje sąveikauja ir dirba, padarė tai tam tikrų dalykų, kurių aš netgi neprašiau, jisai automatiškai susirado, kas yra paskelbta, kokie testai buvo paskelbti būtent švietimo agentūros puslapyje, aš matematikos testas, ir pats sugebėjo visus tuos testus parsisiųsti, išsikarpę nuotraukas, nes čia yra paveiksliukai tiesiog iškirpti iš to originalaus testo, viską sudėjo, pasitikrino, prasitestavo ir štai sukūrė šitos testus. Tai galima sakyti apie tam tikrą savarankišką tokį autonominį agentų veikimą, kurie, jau tokį kažkokį tai vienokį ar kitokį darbą naudingą gali nuveikti savarankiškai nuo A iki Z. Tai nepagaunu.lt. Ir dar vienas projektas toks su vertimu susijęs, kadangi šiaip dar pats nemažai dirbu ir su Kristijonai, nebegirdim tavęs. Panašu, kad užsimūtinta. Turbūt agentukai ryšiui pasiskolino. Jo, kažkoks, šiaip įdomiai, dabar jau išlai atsijungia, galbūt interneto ryšys. Pačioje įdomiausiai vietoje. Kodėl ne, šiaip man visai patiko Seimo narių ta analizė, iš tikrųjų labai sveikintina. Ar girdžiuosi? Jau girdim. Okay. Tai čia nežinau, čia girdėjau tokį pajokavimą, kad galbūt agentukai kažką padarė, juokas juokais, bet tie agentukai pas mane gali labai daug daryti ir čia vienas iš tų dalykų, kurie jie tikrai galėtų padaryti. Ir
Čia be juoko šitie dalykai yra ir aš jau dabar labai atsargiai renku žodžius, kai aš kalbu, bendrauju su jais. Ir nes, vėl, tie pajokavimai kitą kartą gali ir netai baigtis, nes yra buvę, kai ištrina ir failus, ir dar tam tikrų dalykų padarė, kurių galbūt nenorėtum, kad padarytum. Ok, tai čia taip trumpai apie tos projektus, galbūt keletas tiksliau iš tų projektų, kuriuos darome, ką galbūt galėtumėt pasižiūrėti. Čia žinot, kaip buvo. Kristijonai, mes negirdėjom paskutinio projekto, nes kaip tik nutrūko, kai tu pradėjai jį pristatinėti. Jo, tai tas, kur čia dabar dingo vaizdas nedingo, čia matome. Kalamo.ai, aš norėjau parodyti, bet kai paleidau būtent, kad pradėtų versti ir transkribuoti ir versti, matyt, tuomet ir įsijungia. Čia matyt kažkas su permissionais yra sistemos mikrofonui ir naršykliai, tai aš galbūt nebebandysiu paleisti, kad vėl manęs neuždarytų, bet iš esmės vėlgi sistema, kuri leidžia realiuoju laiku versti, pavyzdžiui, renginiuose, kam aktualu, konferencijose ir būtent su lietuvių kalba dirba, nes iš anglų, pavyzdžiui, ispanų versti, tai nėra problemos, Google Translatorius puikiai tai daro, kitos sistemos, bet kai yra lietuvių kalba arba, pavyzdžiui, vokiečių kalba ir tarpusavėje, kai reikia susibendrauti, susišnekėti, čia jau gali būti problemėlė. Tai irgi dar viena sistema su dirbtiniu intelektu yra verčiama, realiuoju laiku rodomos transkripcijos, integracijos yra į įvairias sistemas, tokias kaip OBS, Vimix, kas dirba jau su konferencijų aptarnavimu papildomai, tai vėlgi kalamo.ai, kam aktualų vertimas, darbas su vertimu, galėtumėt pasižiūrėti. O dabar pereisiu jau galbūt prie tos temos savo pristatymo, per daug apie save nepasakojant. Taip, tai agentai, kas veikia ir kiek tai kainuoja, taip buvo pavadinta. Kaip matote, aš čia jau nieko neslėpdamas prisiduodu, kad šitos skaidrės taip improvizuotai greitai sukurtos su Notebook LM, nebandžiau net paslėpti to logotipo ir galvoju, ko čia slėpti, juk visi naudojam tą AI tom skaidrėm kurti, tai ir prisiduosiu. Taigi, tai mintis buvo dabartinės sistemos ir ką turiu ir ką naudoju, panaudoti tai, ką žmogus arba žmonės atrado prieš 70 000 metų ir tai buvo gebėjimas bendrauti. Ir čia toks įkvėpė vienas pokalbis, girdėtas internete, pranešimas būtent apie tai ir šnekėjo, kaip žmonės išmoko bendrauti, bendradarbiauti ir tas bendradarbiavimas davė tokių gerų rezultatų, kuriuos mes turime dabar. Žmonės pasidarė tie vienvaldžiai, sakom, žemės valdovai. Tai mintis buvo pabandyti galbūt įdarbinti tos agentus ir suteikti jiems tą gebėjimą kalbėtis tarpusavėje, kaip kad darome mes, žmonės tarpusavėje kalbam. Pavienius agentus, ko gero, daug kas, kurie esame čia prisijungę, esame išbandę arba bent jau girdėję, matę, naudoja tos vadinamas įgūdžius arba skills angliškai ir čia su agentais tą galbūt dažnai darome, čia šiek tiek senesnis pavyzdys, kai to pačio agento galim paprašyti naudojant skill, tarkim, surasti turimoj duombazėj, kreiptis į kažkokį tai konkrečią sistemą ir, šiuo atveju rodau, kaip kreipiasi tą vidinę. Kristijonai, žinok, mes nematom skaidrių. Visai nematot skaidrių? Matom labai mažą kažką, va dabar. Ok. Dabar matot naršyklės ekraną. Naršyklę, aha. O dabar, jeigu aš paleidžiu prezentaciją, nematot? Mažutė tenai pasidaro tokia kaip... Čia, man atrodo, naršyklės langai, žinot, aš manau. Greičiausiai jau. Ok. Vėl naršyklė. Čia problema yra, kad pas mane du ekranai ir jisai prezentina į kitą ekraną, aš tą kitą ekraną dalinuosi ir aš nepratęs su Google Meets'ais dirbti ir čia va ir atsiranda. Per stum galima ekraną iš vienos pusės į kitą. Aš galiu, aišku, jį pabandyti paprastuoju būdu, kaip sakant, tai perkelt. Toks bus. Matosi dabar? Ne. Ok. Pabandysiu aš tada. Aš taip tą ir padariau. Dar kartą pabandau. Aš padariau window, neskrinim. Ok. Sunkiau jau supras, kaip jie veikia, negu leisti agentam tarpusio bendrauti. Ir
yra du šėrinimo būdai. Vienas šėrinti aplikaciją arba šėrinti Taip, aš padariau, pradžioj buvau padaręs aplikaciją šėrinti, dėl to jisai man taip ir užblokavo. Taip, padarysiu aš dabar screen, bet kai darau screen, jisai sako pasirinkti, aš pasirinku ir jisai... Nežinau, nematot, ar matot? Ne. Ar nematot? Dabar iš viso nešėrinamas. Gerai, dar kartelį window ir parinksiu šitą window. Taip, dabar jau matosi. O, dabar jau matom kažką. Taip. Žalią ekraną. Matot vis dar? Žalias ekranas. Bet... O. 700 000 metų jam. Ok, nu tai va. Tai čia ta skaidrė, apie kurią aš šnekėjau, kai pradėjo žmonės šnekėtis, tai kaip ir sakau, kad jau buvo sugeneruotos skaidrės, tai reikia parodyti. Taip, skills, tai tas dalykas, kurį, ko gero, daug kas žinot, naudojat su agentais ir čia tas žalias ekranas, tai čia mano Claude agentukas žaliam ekrane gyvena ir jį pasileidus galėsi matyti, kaip naudodamas skill jisai gali prisijungti, padaryti tam tikrus dalykus. Na, turbūt irgi per daug nieko naujo aš čia jums šitoje vietoje neparodysiu, bet turbūt mano viena iš pagrindinių minčių ir kas svarbu yra, bent jau vėlgi man, kiek dirbant su agentais, kas pasirodė svarbu dirbant, pirmiausiai pradėti nuo tam tikros infrastruktūros ir įrankių susikūrimo. Tai viena vertus mes galim susikurti kažkokį tai skills, tą įgūdį taip vadinamą, gerus promptus pasirašyti ir galim galbūt tada pradėti galvoti, kad štai turime jau kažkokią tai veikiančią sistemą, bet realiai, jeigu norim kažką daugiau pasidaryti, viskas prasideda nuo infrastruktūros sukūrimo. Na ir čia šitas atvejis, kur matome, kai gali kreiptis į duomenų bazę, analizuoti, paleisti daug įvairių agentų tarpusavyje. Irgi, kas slypi, kaip sakant, po kapotu, pati sistema susideda iš daugybės tų naudų vadinamų, čia yra žinių grafas paruoštas su 2 milijonais naudų ir 24 milijonais tų kraštinių vadinamų arba ryšių. Ir vėlgi, tai tarsi ta nematoma dalis ir ji būtent ir leidžia sukurti kažkokią vienokią arba kitokią veikiančią efektyvią sistemą. Čia kitas pavyzdys irgi šiek tiek seniau darytas, kur paleidus tą patį agentą pasileidžiam tas vadinamas skills ir dabartinės sistemos, aišku, gali naudoti jungtis į duombazės. Čia šiuo atveju matom buhalterį, kuris analizuoja mano, sakykime, už tam tikrą laikotarpį gautas sąskaitas, įkeltas į sistemą. Vėlgi, kad galėtų tai atlikti, reikalinga tam tikra infrastruktūra, kad galėtų išsitraukti tos duomenys, o ne ieškotų po įvairius elektroninius paštus, na, ir tuo metu gali atsirasti daug įvairių problemų, klaidų ir taip toliau. Na, tai čia tai, kas turbūt įprasta yra, kur turim kažkokį agentą pasidarę, kuris kažką tai daro. Dabar ta turbūt sudėtingesnė dalis ir įdomesnė dalis, kaip priversti skirtingus agentus tarpusavėje kalbėti, komunikuoti ir bus įdomu išgirsti, kokia jūsų patirtis, būtent ką galbūt esate išbandę, kaip panaudoja, kokius kanalus tiems agentams susitarti ir susikalbėti. Tai ta mintis, kurią aš išgirdau būtent apie tą žmonių išmokimą, atrodo paprastas dalykas, žmonės išmoko kalbėti ir susikalbėti, bet kaip dabar priversti tos agentus tarpusavėje kalbėti, kad tai būtų efektyvu, kad kontekstas nedingtų ir kokia tam reikalinga infrastruktūra. Tai mintis kilo, kad turėti tokį pagrindinį agentą, jis pas mane pavadintas yra Brain, kaip smegenis, kuris koordinuoja kitus agentus. Na ir kadangi perėjęs buvau prie Claude, kažkaip visada paraleliai tas Claude'as gyveno, bet kai išėjo, dabar aš neatsimenu tiksliai, kuri versija, 4.7 turbūt opus ar 4.5, tada jau, kaip sakant, buvo full in, pasiėmiau max planą už 200 eurų ir pradėjau
bandytis įvairius dalykus kurti ir, kaip sakant, bildinti. Tai vienas iš tų ir buvo būtent naudojant patį klodą, kad susikurti sistemą agentams tarpusavyje susišnekėti. Tai dabartinė sistema, ką turi ir kaip agentai tarpusavyje šnekas, kaip ir minėjau, būtent per tą pagrindinį brain agentą, kuris yra tarsi koordinatorius. Tai mano realiai pats bendravimas vyksta dažniausiai su tuo pagrindiniu koordinatorium, ir jau jisai deleguoja užduotis ir darbus kitiems agentams. Gali sakyti, tai čiagi yra tas įprastas dalykas, kurį turi Claude, Subagents arba Agent Teams. Ne, šiuo atveju šiek tiek skirtingi dalykai. Šitie agentai yra specializuoti savo srityje agentai, kurie gyvena, kaip sakom, savo gyvenimą. Yra paleisti atskiri, tie vadinami terminal window, kur šitie agentai ir gyvena, yra apmokyti savo srity daryti dalykus ir jie tarpusavėje tiesiog gali kalbėtis vienas kitą, čia pavadinta angliškai poke, tai reiškia pabaksnuoti, tam tikras žinutes nusiųsti ir gauti tas žinutes atgal. Kaip dabar vyksta komunikavimas? Tai komunikacija vyksta per vis dar beta stadijoje, bandomoji stadijoje esantį dalyką būtent pačio Anthropic sistemoje, tai yra channels. Nežinau, ar kas nors bandėt naudoti channels būtent, bet jie ir leidžia šitiem agentam tarpusavėje komunikuoti, bendrauti ir turėti tą pokalbį. Tai pirmoji mintis buvo, kad reiktų sukurti kažkokią tai bendrą misiją, kokią misiją turi visi agentai ir ką daro tos smegenys arba brains. Tai ta misija skamba labai paprastai, padaryti mano gyvenimą lengvesniu ir paprastesniu, ir dar ten padėti sutvarkyti tam tikrus verslo procesus, optimizuoti. Ir jie, tarsi tą misiją visada stengiasi dabar įgyvendinti, aišku, ne visada labai gerai viskas sekasi, bet, kaip sakant, bandom optimizuoti. Galiu nutraukti. Nenoriu, kad pabėgtų toli nuo minties ir man labai įdomu su channels permissions, kokią situaciją radai, kaip juos panaikinti ar ne? Pas mane problemos su permissions nėra, nes aš toks, kaip sakau, all in yra. Viskas pas manęs dangerously, kaip viską, ta prasme, jie gali daryti viską. Ir ištrinti, ir sukurti. Ir naršyklę gali valdyti? Viską. Ir naršyklę valdyti, ir paštą visą prieigą turi pilną. Chroma normaliai naršyklę, ar tu vidinė jiems teikęs naršyklės? Chroma, normalų Chroma turi, Chroma. Bet naršyklės man tiesą sakant netaip dažnai reikia, praktiškai tik tai Facebook'ui, nes Facebook'ą jeigu darai per įskiepį oficialų MCP, ką duoda Anthropic, Chroma gana prastai valdo, nes labai daug ant kiekvieno žingsnio reikia patvirtinimo. Tai čia jau Playwright pasirašė skriptuką, susioptimizavo, susirado, pasirašė, pasidarė, ką reikia daryti, kad nereikėtų vėlgi kiekvieno žingsnio mano paspaudimo, kad suteikti tos permissions. Bet channels yra ne būtent naršyklį, bet kad jie tarpusavėje komunikuotų. Taip, pats Cloud tarp Cloud agentų, bet channels naudoja ar žinutės naudoja, messages? Channels, naudoju channels ir dar MCP yra jie patys pasikūrė tarpusavio bendravimui. Vėlgi, jau jeigu man reikėtų detaliai papasakot, kaip viskas veikia iš techninės pusės, aš jau neatsakyčiau, nes visus tos darbus ir debugus atliko patys agentai. Vėlgi, mano buvo užduotis ir mintis užduoti, aš žinau, ko aš noriu, daug maž bent jau įsivaizduoju. Mes po truputėlį pradedam tą procesą, testuojamės, tobulinam ir jau kokie 3-4 mėnesiai turbūt praėjo nuo pradžios, kai tą sistemą pradėjau daryti ir vis dar daug įvairių dalykų išlenda, kur pastoviai reikia vieną arba kitą dalyką sutaisyti, bet dažniausiai dabar jau aš tik tai gaunu notificationą, kad radom dar vieną bugą, jį ištaisėm ir dabar jau veikia. Ir čia tas tokios žinutės ateina praktiškai kiekvieną dieną, vis atsiranda tų bugų, kuriuos reikia ištaisyti ir sutvarkyti. Tai viena yra komunikacija tarp agentų, kitas dalykas yra tas persistent memory arba kaip išlaikyti vėlgi tą informacijos, išsaugoti
kontekstą, nes vis tiek tas atrodo konteksto langas gana didelis dabar, 1 milijonas tokenų, bet vėlgi jeigu yra intensyvesnė diena, gali būti, kad per vieną dieną jisai užsipildo, gali būti, kad tą kartą 2-3 dienom užtenka, bet realiai vis reikia arba kompaktinti, arba iš naujo pradėti pokalbį. Tai kilo vėlgi klausimas, o kaip dabar vėl tą visą informaciją išsaugoti ir suvaldyti. Tai čia vėlgi buvo sukurtos kelios sistemos, viena iš jų yra tas knowledge graph, žinių grafas sukurtas, kur yra saugoma informacija apie žmonės arba apie tas įstaigas, su kuriomis aš komunikuoju, kontaktuoju ir bendrauju. Tai yra kiekvienas, tas entity arba kiekvienas asmuo, įstaiga turi savo tą tokią ID ir kodą. Ir tuomet piešiami tokie ryšiai, kokie yra, kas ką pažįsta, kas su kuo bendrauja, ir agentas, kai jam reikia konteksto, labai greitai iš to žinių grafo gali tą informaciją susirasti, kad nereiktų ilgai ieškoti pokalbių istorijose. Ir kita vieta, kur viskas saugoma, yra vektoriai, tai yra vėlgi vietinė duombazė pakurta, kur visi pokalbiai karts nuo karto jie yra vektorizuojami, suskirstomi, ir jeigu agentui trūksta kažkokio tai konteksto vienu ar kitu klausimu, jis gali labai greitai tą similarity search padaryti vektorių ir susirasti, kas buvo kažkada kalbėta. Vėlgi, teoriškai veikia, praktiškai dažnai būna, kad patys agentai pamiršta, kad turi tos įrankius. Ne tai, kad pamiršta, bet jau tiesiog nenaudoja. Ir čia irgi, ko gero, yra ta problema, kad bandai naudoti agentus, kurie sukurti programuoti kitokiam darbui. Čia toks darbas yra kaip knowledge worker, bet tu naudoji to darbui, kuris yra, tai yra sukurti programavimo, tu naudoji kaip knowledge worker. Ir kartais vėlgi tos sistemos jos dirba tarsi programuotojai ir pamiršta, kas galbūt būtų įprasta tokiam paprastam žmogui, kuris dirba su informacija. Ir vis primeni, ir jisai įsirašo tas taisyklės į savo tą MD failą, bet vis tiek pasimiršta ir sako, oi tikrai, aš pats buvau pasirašęs, kad taip nedaryčiau, arba kad prieš pateikdamas atsakymą pasiieškočiau informacijos, bet vis dar tos problemos nepavyko išspręsti, vis užsimiršta. Šita problema iš tikrųjų po biškį nyksta atsinaujinant modeliams, ir aš manau, kad čia tik laiko klausimas. Manau, kad čia labai dėl to nereikėtų koncentruotis ir išlaikant to. Tikėkimės, bet kai tau tuo metu, kai tau reikia sprendimo, reikia kažkokį tai darbą padaryti ir tu matai, kad agentas pradeda grybauti, tiesiog pradeda, kaip sakant, iš naujo atrasti dalykus, apie kuriuos buvo šnekėti, ir aš žinau, kad viskas yra išsaugota, tai tiesiog sustabdai, sakai, taigi viskas yra, pasiieškok. Jisai, tai tikrai atsiprašau, pamiršau, kad aš turiu ieškoti, pasiieško, taip, iš tikrųjų viskas yra. Tai tikiuosi, kad kad tas dalykas savaime kažkaip išsispręs ir bus efektyvesnis darbas, tai taip. Tai viena problema. Taip. Tai tie. Taip, yra ir tie Markdown MD failai sukurti, jisai pastoviai irgi juos kūrė, bet vėl, kai konteksto pasidaro daug, ir čia jau, tarkim, pačioj pradžioj, viskas atrodo pakankamai gerai. Veikia, bet kai jau atsiranda, kai jie gyvena 2-3 mėnesiai, tai to konteksto viso, įsivaizduokit, jie turi žinoti visą tą mano gyvenimą, kas vyksta, tai jie turi visą kontekstą ir asmeninio pašto, ir darbinio pašto, visi santykiai tarp, ne visi, tie, kurie gali būti informacija, yra buhalteris, kuris seka apskaitą, veda vėlgi per tą ilgą laikotarpį, kiti agentai. Tai per laikotarpį susidaro didžiulis kiekis informacijos, kuris vėlgi sutalpinti į tos Markdown failus, taip, dalis yra ten išsaugoma, bet kai reikia susirasti informaciją, vėl man pasirodė efektyviau naudoti vektorius, kadangi Markdown file taip efektyviai neatliksi paieškos. Jeigu mes norim surasti tiesiog ne pagal raktinius žodžius, o pagal kontekstą, kai turim tą vektorinę duomenų bazę, visą pokalbių išsaugotą, tuomet daug greičiau atranda tą kontekstą, kurio tuo metu būtent ir reikia.
Markdownas turėtų būti toksai maždaug kaip ramas, o vektoriniai kaip jau hardas, kad jau pasikrapšys, galvą pakrapšys, prisimint, kas buvo prieš metus ir seniau. Tai taip, iš pradžių ir buvo su markdownais, bet problema yra tai, kad kai tu pasileidi agentą arba, pavyzdžiui, susikompaktini pokalbį, iš karto tavo kontekstas jau dabar yra jau ten sukompresinta, kiek įmanoma, kad tik tai pagrindinė informacija įsikeltų, tu pradedi pokalbį, iš karto tau įsikrauna koks 70-80 tūkstančių tokenų kontekstas. Tai tu jau iš karto pradedi sunaudojęs nemažai to konteksto. Ir jeigu tu sakai, kad dar susirask tą, aną ir trečią iš tų markdown failų, tai labai greitai tiesiog užsinaudoja tą atmintis. Čia yra problema. Ir kai yra tas pagrindinis agentas Brain, kuris koordinuoja 7 ar 8 kitus agentus, ir kiekvienas dar su tuo kontekstu pradeda reportinti jam, ta prasme, kad gaunasi taip, kad labai greitai užsipildo kontekstas. Ir kai tu sukompaktini, vėl reikia tam tikro laiko, kol jisai sugrįžta į savo vėžes ir normaliai pradeda veikti. Ne, tai čia bent jau vėl sakau, mano tokia patirtis, jeigu turit geresnių pasiūlymų, kaip tą įspręsti, tai labai, labai laukčiau patarimų ir pasiūlymų, kaip tą padaryti. Taip, tai dabar ką daro tie mano agentai, darbininkai, darbuotojai, tai vienas iš jų, kaip ir minėjau, yra tas accounting arba buhalteris, kuris tvarko visą buhalteriją, ir vienas iš tų darbų labai mano nemėgstamų, nekenčiamų buvo, kur kiekvieną mėnesį reikia surinkti sąskaitas, pateikti buhalterijai, vieni siunčia į darbinį paštą, kitos ateina įvairūs subscriptionai į asmeninį paštą, ir tų tokių sąskaitų sąskaitėlių per mėnesį prisirenka nemažai, ir kai reikia vėlgi juos visus susirinkti, toks būna galvos skausmas. Tai dabar vėlgi sistema, ką jinai pati automatiškai daro, kadangi dirba ir pašto agentas turi atskirą savo tą veiklos sritį, jis, kai mato, kad ateina, tarkim, laiškas iš kokio nors, nežinau, to pačio Anthropic su sąskaita, iš karto žino, kad reikia perduoti buhalteriui. Ne, išsiunčia, buhalteris žino, kad reikia tą gautą invoice suprocesinti, įkelti į duomenų bazę, viskas nugula. Kai aš turiu kažkokį tai, sakykime, užsakymą, pasakau savo pagrindiniam agentui Brain, kad štai turime tokį ir tokį šiandien užsakymą, yra sutarta tokia suma, arba tie dalykai jau matosi iš elektroninio pašto, ir man vėliau užtenka Brain pasakyti, viskas praėjo tvarkoje, gali išsiųsti Antanui, Jonui ar Joanai sąskaitą, ir viskas automatiškai vyksta, išrašomas invoice, prisegamas prie pašto ir išsiunčiamas. Ir dažniausiai komunikacija vyksta per Telegram. Turiu kanalą būtent bendravimui su savo to pagrindiniu agentu, kuris per ten man siunčia žinutes, ir aš gaunu atgal įvairią informaciją. Tai tų agentų, kaip ir sakiau, yra nemažai pakurta. Vieni rūpinasi būtent paštų, kitas buhalteris, kitas ruošia medžiagą, kai vedu mokymus, surenka informaciją, kitas prižiūri socialinius tinklus, renka informaciją. Yra keletas agentų, vienas, kur, pavyzdžiui, žiūri viešuosius pirkimus, kas naujo, kas galėtų būti aktualu, įvertina visą informaciją. Jeigu nieko nėra aktualaus, manęs, kaip sakant, ir netrukdo. Jeigu yra kažkas, kas galėtų tikti visom veiklom, kurias darau, tiesiog duoda raportą ir sako, ar toliau kažką darom, žiūrim, ar skipinam. Paramos irgi įvairūs paieškos mechanizmai. Tai tų agentų, kaip ir sakau, yra ne vienas, jie tarpusavį bando bendrauti, ir kiekvienas vis atranda visokių tų bugų, kuriuos reikia išsitaisyti, tai bandom tobulėti. Na ir tas reality check, kas dažnai galbūt yra nematoma, tai būtent, kai įvyksta kažkas ir tu nieko nematai, nieko negirdi. Atrodo, nieks nevyksta, ir čia irgi buvo periodas, kai atrodo, mokytų tuos 200 eurų už subscriptioną, Anthropicui 200 eurų, OpenAI 200 eurų, tai čia vien tik tai ant tų dviejų išeina 400 eurų per mėnesį. Ir tas tarsi būna jausmas, kad tai, jeigu nieks nevyksta, reiškia, mano pinigai eina šuniui ant uodegos,
ir norėtųsi, kad tuo metu tie agentai, vis tiek kažką veiktų, negali jie tiesiog sėdėti ir nieko neveikti. Na ir čia irgi buvo toks vienu metu tarsi bandai sakyti, tai eikit ir kažką darykit, uždirbkit tos pinigus, kad bereikalo aš čia jų neškaičiau. Aišku, čia toks pusiau juokais, bet kai tu padarai juos labiau proaktyvius ir sakai, tu čia galbūt tą pabandyk, tu čia išbandyk, kita, ne vien tik tai, kad būtų reaktyvus, reaguojantis į tam tikrus dalykus, bet ir patys bandytų kažką proaktyviai daryti. Vėlgi tada nauji dalykai atsiranda, daug labai tų tokenų pregeneruojama, žiūri, kad irgi rezultato dažnai nebūna ir vėlgi čia reikia ieškoti tam tikro balanso tarp to, kad tas proaktyvumas nesibaigtų tuo, kad jie kažką daro, bando, bet realiai tas rezultatas gali būti, toks, sakykime, ne pats geriausias. Na ir kalbant apie tuos čia galbūt praleisim tuos dalykus, apie tai, kiek tai kainuoja, galbūt kas irgi turbūt aktualu ir svarbu. Tai aišku, viena vertus kaštai, kuriuos tu moki už tos subscriptionus, tai sakykime, čia yra viskas labai prognozuojama, kiek tu nori skirti, tiek gali, ten vieną arba kitą subscriptioną turėdamas, bet kita kaštų dalis yra kartais ir nematoma. Ir čia vėlgi, kai tu pateiki pilnai agentam tam tikrus dalykus, atrodo, sistema jau veikia, viskas gerai, išbandyta, ištestuota, atmintis updatinta, tie markdown failai, kaip sakot, sukurti, taisyklės įrašytos. Ir čia irgi vienas iš atvejų buvo, ėjau į kino teatrą žiūrėti filmo ir galvoju, pakeliui dar čia užduosiu tam tikrą užduotį, tą patį Legal Reg, kur rodžiau teisinę sistemą, teismų analizavimų, reikėjo atnaujinti tam tikrus duomenis ir sakau, tai aš dabar einu į filmą, tu per tą laiką paleisk sistemą, ten reikėjo padaryti tam tikras analizės ir paskui atnaujink tą duombazę, įkelk visus failus. Ok, sako, gero filmo, aš padarysiu darbą, tu keliauk. Ramus nueinu į filmą, grįžtu, išeinu iš filmo, žiūriu, gaunu notificationą iš Google, kad yra pasiektas limitas ir reikėtų, jeigu noriu toliau naudoti Google, padidinti limitą. Pala, iš kur tas notificationas, ašgi nenaudoju jokio Google, dabar nereikia čia jokio Google Gemini naudoti, o pasirodo, kad agentas pamiršo, kad mes jau perėjom prie kitos sistemos ir pasileido tą pačią seną sistemą, kuri būtent naudojo Google API calls, ir kol aš žiūrėjau filmą, man prisuko 190 eurų tom analizėm daryti. Ir aišku, taip išeini, už galvos susiėmęs, atrodo, norėtum kažkaip tai bartis, bet iš kitos pusės supranti, kad vėlgi, tai dalinai galbūt ir tavo klaida yra, kad tu tam tikrus dalykus jau per daug patiki ir paleidi. Tai tie dalykai nutinka karts nuo karto, kur tu gauni tokias netikėtas sąskaitas. Viena iš jų buvo, irgi netaip senai gavau sąskaitą iš Cloudflare, kur šiaip neturėtų nieko kainuoti įrašymas duomenų į duombazę, nes leidžia per mėnesį padaryti 50 milijonų įrašų į duombazę, ir atrodo, iš kur tu tiek per mėnesį tų įrašų pririnksi. O čia ateina sąskaita 120 eurų vien tik tai už tos duombazės įrašus, pasirodo, aš per mėnesį įrašiau 120 milijonų įrašų padariau. Vėl pradedi ieškoti su tais agentais, kas čia vyko, iš kur tie milijonai atsirado. Ir jisai sako, tikraigi mes kiekvieną kartą, kai updatinam duomenų bazę, viską ištrinam ir paleidžiam viską iš naujo. Kitaip sakant, nepapildo, bet tiesiog viską išvaipina ir ten po tos kelis milijonus, atrodo ne tiek ir daug tie keli milijonai, bet kai tu kiekvieną dieną arba kelis kartus per dieną paleidi, tai labai greitai tie milijonai ir susirenka. Tada sakai, padaryk auditą, surask, kur čia kas, jisai padaro auditą, sako, radau ne tik tai šitoj, ne vien tik šitam rypo, bet dar ir su ta pačia Seimo birža, kur rodžiu. Irgi ten pasirodo, agentas buvo padaręs taip, kad kai mes atnaujinam naujienas, surenkam, jų dabar yra iš viso apie 500 000 įrašų, kiekvieną kartą vėl viskas yra ištrinama. Ir kadangi tai daroma 3 kartus per dieną,
tai jisai 3 kartus per dieną vis padaro 500 000 įrašų vien tik tai su ta Seimo birža. Tai realiai per dieną 1,5 milijono tų įrašų atnaujinimų į duombazės skambučių gaunasi. Na tai va tokie, na sakykime, paslėpti gal kartais dalykai, jie išlenda jau kai ateina sąskaitos, tai ten, aišku, gali griebtis už galvos. Aišku, gerai, kad tos sąskaitos yra šimtais, o ne tūkstančiais, nors buvo ir tokių. Bet tos išlaidos kartais gali būti tokios, na, neplanuotos realiai, kai tu, na, kartais galbūt per daug pasitikė tais agentais ir sakai, kad jūs geriau viską žinot, kaip čia ta sistema veikia, jūs viskuo ir pasirūpinkite. Na ir aišku, kita ta išlaida yra jau, kurią sunku pamatuoti, galbūt taip jau tiesiogiai pinigais, tai yra laikas, kurį reikia skirti tų agentų priežiūrai, debuginimui, kaip sakant, ir administravimui. Aš jau žiūriu, kad laikas visai pabaiga eina, tai aš jau nebenoriu daugiau čia išsiplėsti, galbūt, jeigu turėtumėt klausimų arba diskusijos, pereikim prie to, kad bus galbūt aktualiau ir įdomiau jau kalbėti apie dalykus, kurie svarbus jums. Tai toks mano trumpas pristatymas apie tai, kaip veikia šitie agentai, galėčiau dar trumpai įjungti, parodyti, kaip atrodo ekranas su tais terminalais paleistais. Taip. Jeigu tai yra aktualu, to apisiloginsiu. Taip, tikiuosi, čia kažko konfidencialaus jie neatskleis ir neparodys. Taip. Gerai, nes jo daromas įrašas. Pabėgo mano vaizdas. Šiaip prisiminiau, negirdėjau ten pilnai apie Seimą, ką ten pasakai, bet prisiminiau, kaip aš pradėjau su agentiniu programavimu, tokiu normaliu, tai su Antigravity pirmu atsiradimu ir būtent padariau pirmą website, kuris tikrino Seimo narių lankomumą versus posėdžių lankomumą ir panašiai. Ir ten atradau, kad buvo viena Seimo narė, kuri nelankius nei vieno posėdžio ir nei vienam balsavime nebuvo. O didžioji dalis, 80% yra praleidę. Jo. Tai vat, kas įdomiausia, kad tos atviros informacijos prieinama yra daugybė. Ir iš tikrųjų, turėdami tas technologijas, mes visą tai kaip ir, turim galimybę išnaudoti ir galim išnaudoti. Na, čia pabandysiu pasileisti dabar Telegram, savo chatbotą ir ką nors paklausiu. Taip. Seimo nariam ateina neramius dienos. O taip, tikrai. Nors jiems, man atrodo, dzin iš tikrųjų. Tai laikinai, kol supras efektą. Gerai. Ar galėtum pasitikslinti su buhalterio agentu, kiek aš pernai išleidau sąskaitoms už mobilų telefoną už dabartinį laikotarpį? Išsiunčiau ir per Telegram, matot, atėjo tam mano pagrindiniam agentui, Brain, tam vadinamam žinutė, lietuvių kalba. Vėlgi, Klodas lietuviškai nelabai kalba, tai dėl to naudoju dar pakeliui, prieš tai viskas transkribuojama iš lietuvių kalbos naudojant 11 Labs, kadangi ten yra subscriptionas šiaip ar taip, tai tuos kreditus kažkur reikia išnaudoti. Ir dabar tas mano pagrindinis agentas, Brain, turėtų paklausti kito agento, tas vadinamas Open Invoice, aš jį esu pavadinęs, kuris jau turėtų ištraukti tos duomenis, surinkti informaciją ir tokiu būdu štai ir vyksta pokalbis tarp dviejų agentų ir, kaip ir sakau, tikiuosi, čia konfidencialios informacijos neparodys, bet mobilus ryšys ir sąskaitos už Tele2 ar Tele, čia, kaip sakant, nebijau parodyti. Na ir surenka informaciją, ją perdoda tiem smegenim, taip vadinamam, ir tos smegenys man jau sugeneruoja atgal į Telegramą žinutę, išsiunčia ir gaunu aš notificationą su pranešimu, su atsakymu. Na, tai tokiu būdu ir vyksta ta komunikacija tarp skirtingų agentų. Kaip matot, jų yra čia daug paleista vienu metu. Turiu dedikuotą kompą, kuriame tie agentai gyvena 24/7
ir dirba, na, kaip sakant, dieną naktį. Na ir čia fone matosi tas žinių grafas, kur sakiau, kur matosi visi mano tie gyvenimo ryšiai, tiek darbiniai, tiek ir gyvenimiški. Na tai toks trumpas mano pristatymas, nežinau, kiek čia kam aktualios informacijos buvo, bet sakau, galbūt per diskusijas ar klausimus kažką dar įdomaus galėtumėm išgvildenti. Mhm. Nu kaip, tam tikriem dalykam, tai aš turiu tą duombazę ir ant savo kompo, tai šitai visai, kaip sakyt, tie pokalbiai, visas kontekstas, kuris yra saugomas, jis saugomas vidiniai duombazėje, bet tas, kas jau eina, kaip sakant, į productioną, kur yra mokami pinigai už paslaugas, ten jau nesinori, kad būtų, kaip sakyt, namuose esantis kompas, nes, nu, namie visko būna, ir elektra dingsta, ir internetas gali dingti, ir kiti dalykai, tai tas pats kompas gali tiesiog, kadangi Mac'as yra koks nors auto-update'as pasileis, persikraut, nulūžti ir dar visokių dalykų. Tai šitoje vietoje Cloudflare duombazė praktiškai nieko nekainuoja. Aišku, kai nedarai tų bereikalingų įrašymų, tai kaip ir nematau prasmės vietinės naudoti, sakau, ypatingai ten, kur jau negali būti jokių trikdžių, nes tarkim, jeigu tu pradedi mokėjimą ir tuo metu tau trumpam, pavyzdžiui, atsijungia tavo kompas ir duombazė, gali būti bėdų šitoje vietoje. Mačiau, Donatas kėlė ranką, Donatai, ar dar nori paklausti, ar kažką pasakyti? Aš norėjau paklausti, kur laiko, bet atsakė jau, kad turi atskirą kompą, tai viskas aišku. Jo. Nu, yra kai kurie agentai, kurie gyvena, tie tokie pavieniai, vadinkim, ant mano to laptopo, kurį nešioju su savim, bet didžioji dalis jie turi savo namus atskirus. Aš tai pasileidau pradžią irgi ant kompų per cloudą, bet paskui iškilo tos permissions pastovi problemos, tai persikraustėm į VPS-ą. Dabar pas mane bendrauja jie ir per ten, tai problema tame, kad jeigu aš naudoju cloud kodą per šitą, kaip sakytą, Windowsinę appsą, tai kuris ten tarkim valdo Chrome ir visą kitą, tai jų neišeina pažadinti be lūpo. O tuos, kur pažadina vidinius, tos kaip čia pasakyti, net nežinau, įdomu, tu pavadinimą naudoja, dabar neatsimenu. Tai jie nevaldo jokio Chrome nieko, tai jau tokio biškį turiu kažkokį kaip bugą. Bet šitas dalykas gana lengvai išsprendžiamas su tais cron jobs. Tiesiog pačiam agentui pasakyti, susikurk savo cron job, kuris tave pažadintų kas valandą ir viskas. Jisai pasirašo skriptą ir jisai pasižadina jį. Bet jis nepažadina būtent to, sakau, appso cloud kodo, nes jisai pažadina, kaip ten vadinasi, to aš pats. Ne, tai aš turiu omeny, kad galima pasileisti terminalą, pavyzdžiui, kur cloud kodas veiktų jau su Chrome permissions, bet tiesiog pasileidi cloud, pavyzdžiui, dangerous. Terminalą tu naudoji tada? Nu tai tiesiog kompiuterį pasileidi terminalą, pasileidi cloud kodą, kur rodžiau savo tos terminalus. Ir tenais pasileidai cloud code, nu pas mane viskas yra su dangerously skip permission, kad manęs neklausinėtų, ir 2 Chrome parašai. Ir jisai tada šitą sesiją visada turi prieigą prie Chrome terminalo. Ir šitoje sesijoje gali paprašyti, kad jisai pasileistų cron job, kad, pavyzdžiui, kas valandą, kas 10 minučių ar kas kažkiek laiko, kažkokį tai galbūt skriptą paleidžia, kažkokią užduotį padaro ir taip toliau. Tai tokiu būdu jisai visą laiką turi aktyvę sesiją su prieiga prie Chromo ir kas tam tikrą laiką pasižadina pats save ir ką ten reikia pasidaro. Manau, bet čia blogas sprendimas, čia hiperservisas, tai dažniausiai sprendžiama būtų, kad čia akimirką nulūžta ir iškart prisikėlė. Taip prastai girdėjusi, kaip čia nulūžta? Turi per servisus spręskit tiesiog šitus dalykus, tiesiog pasikurkit servitą ir servisas vos tik nulūžta, jobas koks nors, kad įplūdo jūsų vadinamas agentas, čia kaip vadinat. Tai
jis iš karto ir turi prisikelti akimirksnį. Arba supervisorių uždėti, čia klasikiniai yra problemų sprendimas. Ar Kronus čia toks, nežinau, toks, kaip čia pasakęs. Taip, tai prižiūrėti tos procesus, žinoma, kad kažkas turi prižiūrėti ir yra irgi ta sistema, kuri pasitikrina, jeigu, pavyzdžiui, vyksta ten kažkoks rebootas, vėlgi tie dalykai patys pasileidžia, pats tas pagrindinis agentas Brain irgi turi, kas tam tikrą laiką tą monitoringą vyksta visos sistemos, žiūri, kaip kas vyksta, veikia, neveikia. Tai tam tikri dalykai yra, kad tai turėtų būti nepriklausomai nuo agentų, jo, sutinku, galbūt irgi reikėtų, bet man kažkaip tai to nulūžimo ir neveikimo, bent jau ant Meko problemos, realiai tai dar nelabai ir susidūriau. Nebent sakau, kad kažkas taip vyksta persikrovimas, bet tam buvo labiau, kad per daug visko jau buvo susikaupę, nieks nemonitorino procesų, tada jau vyksta tie krešai, bet dabar, kai yra priežiūra, tai viskas kažkaip gana stabiliai vyksta. Aš turiu klausimą. Jau galiu, man atrodo, mano eilė atėjo. Ar Kristijonai panaudoti self-improving skillsų savo agentams, nes jiems čia daug sutikį teisių, kad jie patys pasitobulinti mokymus savo klaidų. Taip, sunkiai girdisi, bet kiek suprantu, klausimas buvo, ar nebandžiau naudoti self-improvement skillsų, kad patys save tobulintų. Jo, tai jie tą nuolatos ir daro. Ir man netgi kartais erzina iš tikrųjų matyti, kiek tų tokenų sudegina, nes, pavyzdžiui, vien per šiandien turbūt irgi ten kokie, vien tik tai tas Brain sunaudoja kokius 300-400 tūkstančių tokenų, vėlgi per tas self-improvement tam tobulinimui. Ir tai yra tobulinimas ne vien tik tai savo sistemos, ką Brain padarė, tarkim, pagrindinis agentas, bet vėlgi vienas pamato kažkur tai, kad kažkas tai nesuveikia, kažkas tai negerai, tada vyksta nuolatinis tas improveminimas. Ir kartais tas improveminimas būna, toks, kaip sakyt, vėlgi, jeigu kažkokio konteksto pamiršo, ką galbūt mes jau esam darę, buvom aptarę ir buvom nusprendę, kad to nereikia daryti. Kartais būna, kad jie vėl iš naujo pasigauna, sako, o žiūrėk, radau bugą, nors ten joks ne bugas, jau mes tą buvom apšnekėję, išsprendę. Tai kartais būna, kad reikia netgi stabdyti, sakyti, pala, neskubėk, čia viskas okei, čia taip turi būti. Tai jo, šitas nuolatos vyksta ir sakau, kartais pradžioje, kai buvo tas tarsi noras, kad jie būtų labiau proaktyvūs, kai labiau būdavo reaktyvūs. Tai dabar, kai jie yra proaktyvūs, kiekviena, tarkim, paštas yra tas kas 10 minučių tikrina, Brain yra kas valandą visą laiką vis patikrina, pamonitorina ir tai kas kiekvieną valandą vis randa kažko, ką pataisyti, ką padaryti ir sakau, tas verda ten visą laiką tie procesai ir jau realiai pametęs truputėlį esi ir nelabai ir žinai, kaip jau ten kas realiai vyksta. Nes tiek daug jau visko pridaryta yra, kad jau sunku ir sekti iš tikrųjų. Julius, matau, likelė, ne? Nežinau, neturiu plano ir jeigu taip nutiktų, kad, nežinau, čia Amerikos vyriausybė nuspręstų, pavyzdžiui, vėl užbaninti, užraukti ir sakyti, kad europiečiai nebegali, pavyzdžiui, naudoti OpenAI ir Claude, kas tada būtų, tiesiog grįžti reikėtų prie įprasto, kaip sakant, gyvenimo ir jo, Excelio ir jo, nes aš esu bandęs tų visokių kitų modelių, ten, sakykime, pasileisti ten kokius DeepSeek'us ar kažką kitą, šiek tiek mažesnius modelius, ta prasme, ne, niekaip. Man net ir tas Fable 5 kartais būna, atrodo, per daug, kaip sakyti, nepakankamai sumanus. O jeigu tu pereini prie kažkokių tai mažesnių modelių, ypač kurie gali on-premise veikti, tai ten jau visai nevažiuoja. Aišku, jeigu tai yra sistema, kur labai aišku, ką daryti, labai aiškus procesai, sustiguoti, tada taip. Bet pas mane yra labai daug tokio ad hoc, šiandien sugalvojau, darom,
rytoj jau žiūrėk nebedarom, darom kitą ir to tokio pastovumo labai aiškaus nėra. Daug eksperimentavimo, tai dėl to sunku labai kažkaip tai aiškiai sustiguoti vienai sistemai. Tai tam tikri procesai, kurie aiškus yra, pavyzdžiui, buhalterija. Ten jau sustiguota, ten viskas veikia, viskas ok. Ten galima, aišku, ir į mažesnį modelį būtų perėti, galbūt ir vietinį. Bet tokie, kur labiau, sakau, ad hoc, nauji klientai, nauji projektai, nauji procesai, ten jau reikia, kaip sakyti, geriausių modelių. Va, pas mane radau tame problemą. Pas mane per šitas pažadina tik tai headless per Cloud'e kodę CLI, bet Coworko apps'o nesugebėjau pažadinti be permissions. Tai va, tame problemą turiu. Gal dėl to, kad Windows'ai pas mane čia gal tame yra skirtumas. Nežinau, su Windows'ais nesusidūriau, bet per CLI taigi viską galima daryti. Tai realiai... O CLI man neleidžia pažadinti, o naudotis Chrome. Ok. Nes aš Chrome galiu naudoti tik tai per Coworką. Supratau. Tai Chrome'ui yra įdiegtas MCP tas įskiepis? Extensionas yra, bet jisai veikia tik tai su Coworku, o tas CLI jisai kažkaip, taip pat kaip virtualus negali valdyti. Jo, tai tada kitas variantas. Atskirus sudėtingesnius tos įrankius, kad valdyti, bet taip primityviai, kaip dabar yra su Coworku, tai negaliu. Jo, tai kitas variantas, sakyčiau, tada Playwright pasileisti su Chromium. Tai čia pats pasirašytų skriptą, išsitestuotų, pasibandytų, turėtų leisti jam skriptus rašyti. Playwright? Jo. Pačiam agentui gali pabandyti parašyk Playwright Chromium valdymui, noriu kažkokį tai puslapį atsidaryti. Jo, Julius parašė, kaip rašos, Playwright ir turėtų tą skriptuką pasirašyti ir pasileisti Chromas. Nes tas pats Facebookas, pavyzdžiui, per tą oficialų įskiepį Klodo, ten blogai su juo, jisai labai prašom kiekvieno žingsnio permissionus, bent jau pas mane, tai man buvo efektyviau per Playwright pasirašyti atskirus skriptus. Labai įdomu. Tema, iš kurių mano irgi panašiai visą sistemą irgi veikia. Aišku, tik tai skirtumų yra tokių gal iš tų smulkmenų ir galbūt iš to, kad aš nelabai turėjau iš visai kažkokių tai žinių prieš 3 mėnesius. Tai visą tai, kaip sakyti, čia vyksta tik tai 3 mėnesių kūdikis, kuris dar nelaksto, tai džiaugiuosi, kad kol kas nelaksto, bet kelia panašias problemas kaip čia ir paskui irgi ten. Tai dar visai nesenai buvo blemba, ką čia sugalvojęs, kad išnaudotas 200 eurų per mėnesį, o praeitą savaitę užsibaninau likus 10 valandų iki reseto, nes iš tikrųjų rašė 11 valandą baigsis ir mes čia su savo agentais nusprendėm, kad 11 ryto baigsis mūsų tą savaitę, o baigėsi 23 valandą. Tai kai užsibanina 12 valandą, tai net erzina, iš tikrųjų, nieko atrodo negali daryti. Ir tą norėtum čia paklausti, ir tą paklausti, ir nėra su ko nei parašyti, nei ką. Tai taip iškai įdomiai. Kristijonai, turiu klausimų kelis. Tu, sakai, Mac mini savo viską laikai. O kaip su backupais, jeigu tavo kompas užlūš, ne? Čia vienas klausimas. Tada tu ten ir minėjai apie task managementą. Tai vis tiek, valdai daug dalykų per savo orkestratorių, kaip tu užduotis, ne? Turi kažkokį task managerį ir sakai, čia buhalterių, čia tas sumeti, ne? Ir galbūt, atrodo įdomu, turėti vieną pagrindinį orkestratorių, bet šiaip, kokius matai trūkumus savo šito projekcijos, ne? Jeigu darytum iš naujo, galbūt kažkaip kitaip darytum, ne? Va, tiems, kurie dar nėra pasidarę tokio būtent orkestro. Taip, tai dėl backupų, šitą aš jau pradėjau daryti, aš toks irgi galvoju, kada čia užvakarą turbūt susimaščiau,
apie tos backupus, nes jau galvoju laikas pradėti ir tiesiog, turiu dar vieną Mac Mini kitoj lokacijoje, irgi prie kurio yra prieiga, tai tiesiog yra mintis dabar pasidaryti, kad būtų kiekvieną naktį tie backupai daromi į tą kitą lokaciją, į tą kitą kompą ir su ta prieiga tik tai išsiųsti, kad negalėtų niekas, tarkim, jeigu įvyktų įsilaužimas, nulaužtų tą mano pagrindinį Mac Mini, nes kaip dažniausiai būna, darom backupus, visokius SAS'us, ten drive'us ir kitas vietas, kai kažkas įsilaužia į sistemą, tai jeigu įsilaužia jau prie jūsų sistemos, tai dažnai tada gali užkoduoti, užblokuoti ir tuos backupus, kurie yra prijungti. Tai čia irgi ta mintis, dabar reikia pasidaryti backupus būtent, kad yra kelias tik į vieną pusę, reiškia, kad galima įrašyti, bet negalima ištrinti. Tai šitą darau. Kitas klausimas buvo dėl task management. Nepaminėjau vieną dar dalyko, ką turiu pasidaręs, tai yra tickets. Kaip Jira, kažkas panašaus, tik tai irgi vietinė sistema sukurta. Tai kiekviena užduotis turi savo numeriuką, tokį kaip bilietuką ir tas bilietukas yra sukūriamas ir tuos bilietukus seka vėlgi tas pagrindinis agentas. Ir be jų, kol jų nebuvo, irgi buvo labai daug dalykų tiesiog kontekste paskęsta, pasimiršta, o dabar vakar galvoju, jisai man sako, viskas neblogai, bet dar turim 40 neišspręstų klausimų, pasižiūri tos bilietukus ir aš toks net būna visiškai pamiršti ir tie bilietukai iš tikrųjų labai padeda. Tarkim, vienas iš tų irgi buvo čia visai nesenai, padarė ten klientas pavedimą, aš jau džiaugiuosi, parašiau, sakau, viskas gerai, jie apmokėjo, galima tą bilietuką, kaip sakant, išrašyti. Jisai nuėjo pas buhalterį sako, tai pavedimą padarom, bet mes sąskaitos dar neišrašėme. Vėl suranda tokį dalyką, kad klientas nusprendė apmokėti pagal sutartį, nors turėtų apmokėti, kai aš išrašau sąskaitą. Būtų man pasimiršę, jisai sako, žiūrėk, išrašom sąskaitą, gerai, sakau, rašyk sąskaitą. Ir tai ta bilietukų arba tickets system, tokia kaip Jiros kopija vietinė, yra padaryta ir padeda tos dalykus menedžinti. O dėl to, kad kaip daryti kitaip, tai net nežinau. Kol kas atrodo visai neblogai veikia, taip to managemento reikia, priežiūros reikia, dėmesio reikia, bet kitaip turbūt tos sistemos čia būtų naivu tikėtis, kad paleisi, kaip sakyti, visiškai be priežiūros ir viską darys. Viena sistema, tiesą sakant, yra agentai, aš, kaip sakyti, dėl konfidencialumo labai negaliu išsiplėsti, bet viena sistema yra, kur šitie agentai pilnai praktiškai prižiūri. Aš jau net ir nežinau, pačiam, jeigu reikėtų tvarkyti, aš jau ten truputį labai greit pasimeščiau. Tai ten yra beveik 300 žmonių, tokių realių, su kuriais reikia bendrauti, registracijos, perregistravimai, dokumentų tvarkymai. Tai viena tokia sistema yra agentas specializuotas, kuris pilnai prižiūri. Ir čia yra toks turbūt vienintelis dalykas, ne vienintelis, bet vienas iš tų projektų, kur labai džiaugiuosi, kad kol kas atrodo, kad sėkmingai veikia ir nuima realiai vieno, gal net ir ne vieno žmogaus etato darbą padaro realiai ir ta sistema realiai veikianti yra. O šitą klausimas minėjai, kad turi ir Cloud ir ChatGPT paskyras, o tai kaip, pagal ką skirstai darbus, koks agentas yra tavo tas Brain? Tai Brain yra Claude, dabar Opus 5, kartais persijungia į Fable, o ChatGPT toks labiau yra, kaip sakyti, labiau pabandymui, gal netgi iš vis tas pats kodeksas, nes ChatGPT šiaip labai neblogai lietuviškai kalba, Gemini irgi neblogai lietuviškai kalba, Claude'as tragiškai lietuviškai kalba ir, pavyzdžiui, kai man reikia tekstų lietuvių kalba, tai aš su Claude'u ten yra, košmaras kažkoks. Tai pirmiausiai tekstą, jeigu kažkokį sugeneruoja, parašo, tai parašo Claude'as, tada jis žino, kad reikia pačiam pasileisti skill, vadinasi redaktorius, tada jau iššaukiam tą patį ChatGPT arba Gemini, pasileidžia, jau naudoja tą subscriptioną, bet jau tiesiog tu ne pats paleidi tą kodą, bet kodeksas ir ChatGPT subscriptionas yra Claude'o dispozicijai. Tai kitaip sakant, Claude'as gali pasileisti ChatGPT įvairiems darbams atlikti, kai jam jo reikia. Tai tarkim ir paveikslėlius generuoti, ir ten galbūt kažkokius tai patikrinti dalykus. Debuginimui, pavyzdžiui, būna kartais, kad paleidau šitam ChatGPT
kad jisai patiktų ir va kokių įdomių dalykų rado, kur galbūt aš neaptikau, ne, tai va pasikviečia padiskutavimui, tai ChatGPT yra paliktas Claude'ui naudojimui ir jis gali naudoti kaip papildomą įrankį. Pas mane labai gerai konsiliumus Claude'as su ChatGPT daro, tai irgi Claude'as šiaip viską valdo, viską kontroliuoja, viską konstruoja, bet ChatGPT labai dažnai randa tokių visokių klaidelių, spragelių, kur Claude'as, kad ir per 5 skirtingus agentus atrodo leisi ten skirtingais skillsais, vis tiek jisai neranda, praleidžia tam tikrus žingsnius. Tai šitas iš esmės praktiškai kiekvienas biški rimtesnis kažkoks darbas visą laiką eina su ChatGPT atsiklausimu ir labai dažnai grąžinama atgal ir iš tikrųjų galbūt tai ir padeda man taip gan sparčiai judėti į priekį, ne vien taisyti tą patį per tą patį, bet kažkaip prieš taisant jau užkardo daug tų klaidų, iš tikrųjų pastebėjau. Jo, tai va tas būtent pasikalbėjimų, patikrinimų, bendrų paieškų, sprendimų, tai tas veikia, tik man truputį erzina, kad daug lėtesnis kodeksas yra negu kad Opusas padaro. Ir čia man patiko irgi palyginimas, sako, va, jeigu reiktų palyginti Opus su ChatGPT, tai Opusas, toks kaip užsimotyvavęs koks amerikietis, kur sako, jo, darom, čia žiūrėk, galim čia greitai, ir kažkaip labai viskas greit vyksta. Nesvarbu, kad su klaidom galbūt kažką praleidžia, pamiršta. O ChatGPT toks sako kaip vokietis, ne, jisai pagalvoja, čia patikrina, daug lėčiau daro, bet, atranda galbūt tam tikrus dalykus, kuriuos praleidžia tas pats Opusas. Tai jo, tai čia, kai yra galimybė naudoti kelis, tai aišku, kad gali būti naudinga. Dariau, tau Kęstutis turi. Jo, matau, bet aš turiu paklausti, aš pas nežinau. Gerai, ar turim dar klausimų Kristijonui? Galiu jums kaip pasakyti, kad, prasme, naudokit library kodavimui skirtus. Kodeksas, pavyzdžiui, turi kaip pluginą Superbase. Tu pasakysi kažkada. Yra Superbase, bet vėl, Superpower, sorry. Superpower. Superpower tai yra developmento metodologija agentams. Iš esmės yra daug visokių kitokių. Kokią nusryja, bet padeda išvengti. Kai jums pasakoju, pavyzdžiui, čia dizainui yra labai geras library. Ir UX-ui jį protestuoja, praeina. Ar tokią nusryja taip, bet taisymo paskui nebelabai reikia, nes jis protestuoja ir mobile, ir desktopą, ir mygtukus, ir pasirašo testų savo, protestuoja kiekvieną kartą ir nepraleidžia pats savęs ir iš esmės nuima tą tokį, nežinau, agentų orkestravimą, kuris yra, dabar mažėja poreikis, pavadinkim taip, kai didėja kontekstai, didėja galimybės ir taip pačiu atsiranda daug gerų library, kurie iš esmės tam pačiam agentui suteikia tą patį, o jis susikuria tiesiog subagentus atskiriam dalykam. Svarbu irgi pasidomėti, labai neblogai veikia. Kęstuti, ačiū už pasidalinimą. Mačiau, dar turiu nuorodų, kelias buvo įmetęs, tai vėlgi kam aktualu. Ten kai šnekėjo apie Playwright'ą ir Agent Browseris yra kitas analogas tam pačiam dalykui. Gerai, ačiū tau. Ar turim dar klausimų? Minčių, idėjų, pastabų, diskusija užsivedė. Šiaip tai, Kristijonai, labai ačiū tau, kad atėjai, kad radai laiko pasidalinti. Tikrai buvo labai įdomu paklausyti ir išgirsti. Ir manau, tikrai ne vienam padėjo vienaip ar kitaip pasižiūrėti vieną ar kitą problemą, sprendimą. Tai ačiū tau. Galbūt yra kažkokie klausimai, kaip galim mes tau padėti, ar tu kažko ieškai šiuo metu, ar būtų galimybė kažkaip su tavim susisiekti, jeigu tu nieko prieš, aišku, pasidalinti vienokį ar kitokį kanalą, per kurį galėtų susikontaktuoti, kam būtų aktualu. Taip, tai kaip ir minėjau, tas su di.lt, ten yra mano kontaktai,
galima per ten kontaktuoti. Tai jeigu kam aktualu, vėlgi ar tai mokymai, arba, nežinau, kažkoks tai kitas eksperimentavimas, bendradarbiavimas, tai galima tą daryti, arba per LinkedIn, Facebook irgi būnu pasiekiamas. Arba rytoj, kur minėjai apie renginį, kur bus 6 val. Kaune, tai irgi ten planuoju būti. Tai gal tu šiek tiek daugiau žinai apie tą renginį? Aš žinau, kad mane pakvietė irgi ten pašnekėti apie kažką pristatyti, pašnekėti, bet dar nieko nežinau, tai dar kažkaip reikės pasiruošti. Rytoj irgi dar mokymus vėl 8 val. Vedu, tai nežinau, kažkada reikės dar pasiruošti. Gerai, tai galbūt ir susimatysim rytoj, prisijunkit ir kiti, kas turėsit galimybę sudalyvauti. Tai tikriausiai skelbkime šiandien kaip ir vakarą, vis tiek pavargę vasaros laikas, galbūt turėsime dar kitos veiklos. Smagu jūs matyti, smagu, kad aktyviai dalyvaujam, kad dalinamės kitą savaitę kiek kitokią temą, tai vizualinė tema. Kol kas nepaspoilinsiu daugiau, bet bus pranešimas, kas papasakos ir kas dalins. Tai iki kito antradienio ir gražaus vakaro visiems. Ačiū Jums. Ačiū už kvietimą. Dėkui visam.